Labas bičiuliai, labas mano draugai. Sunku net kalbėti po ilgo laiko, atpratau. Ilgai nesimatėm, buvau pertraukėlė, buvau įdėjęs senesnių video, kur YouTube'ai nebuvo, o dabar sugrįžau. Ir kaip sako, vasara atėjo ir prasidėjo. Tai ką, bandom šturmuoti vandenį. Pirmas šiais metais į vandenį įlipimas. Nežinau, šiaip laukia šilta, bet vanduo tai tikrai dar nėra šiltas, nes visas pavasaris buvo šaltus, bet turiu naują kostiumą. Kostiumas kažkiek storesnis, kažkiek milimetrų neopreno pridėta. Daugiau, tai, reikia tikėtis, reikia galvoti, kad bus gerai. Tai pažiūrėsim, ar nešalta. Kitas niuansas, tai visiškai nauja vieta ir nauja upė. Turiu tam tikrus duomenis susirinkęs. Tai iš vienos pusės, iš tikrųjų, iš vienos upės pusės fronto, gal juokingai skamba, tiesiog apkasai turėjo būti vokiški, Wehrmachtas iš vienos pusės, o iš kitos upelio pusės intensyviai jutant ir stumiantis sovietų kariuomeniai buvo vienas tankų dalinys įsikūręs būtent prie upelio iš kitos pusės. Tai potencijos tos gana daug, tik tais pasižiūrėsim, kągi mes ten rasim. Šiandien rizikuoju paskęst, nes iš tikrųjų kiekvieną kartą einant į naują vietą visada šioks toks jaudulys ima, nes nežinau gylių, nežinau koks gruntas, gal žvyras sąlyginai gerai, bet kita vertus blogai, nes radiniai neįsilaiko. Gal dumblas radiniam gerai, bet man neypatingai gerai. Tai bandysim pasižiūrėti, kaip atrodo čia šitas upelis. Galim judėti. Žiūrėkit, beinant. Pam. Butelaitis buvęs. Senas. Atrodo senas. Gerai, judam. Ir susitinkam prie upelio už kelių sekundžių. Pagal mano supratimą, tai gylio gali būti ir gali būti jo daug. Bet neįlipus aš nesužinosiu, nes vanduo dar galimai drumstas labai. Tai vis tiek bandysiu lipt, o paskui tik tais aiškintis, kas čia manęs laukia. Kažkaip malonumo nėra didelio. Labai fainiai nėra, kad atrodytų, bet kas man belieka. Suradau bebrų taką, tai bandau pro bebrų taką. Jeigu koks už kojos negriebs, tai bus gerai. Gruntas tai minkštas, vienas dalykas. Kitas dalykas, einu gilyn. Gerokai, yra gylio. Pirmas sezono kartas vandenį. Ok, pasitikrinau, visai čia
Visai nieko. O. Smagu. O, žuvyčių yra, tai... ką galiu pasakyti, einu tada detektorių pasimti. Galima iš karto tada lipt vandenin. Visai čia puiku. Labai didelis daiktas. Vikšras gal kažkas tokio, tai bandau traukti, jei pavyks, nežinau, sunku. Į dumblą įsisiurbė, giliai į dumblą įsisiurbė, tai ten tiesiog, nu, nežinai, kas bandė pelkiai, kas vakuumu pritrauktą metalą, tai turite įsivaizduoti, kas tai yra per darbas. Oh, yes! Pažiūrėkit, koks čia gražus. Atsiprašau už mano jausmus, bet tai yra nepakartojama. Tai yra nepakartojama karinės technikos. Nespekuliuosiu mintim, kurios. Ir dabar einu patikrinti, nes man atrodo dar yra. Nu, arba aš klystu, bet man toks jausmas, kada yra. Eikti savo. Pirmas signalas. Čia va biskį pasikapščiau, aplinkui račiuką apėjau tik tais ir vėl naujas. Geras signalas ir kažkur metalas su kastuvu taikiau. Tik tiek, kad problema, kad čia biskį šakų yra. Nu tai čia toks bebra darba. Tai reikės paplušėti, kad atsirinkta šakos, bet žinot, ką tai reiškia, kad tikėtina, kad dar vienas vikšras bus. O, jei bus dar vienas vikšras, tai... Yes! Hebra! Smagu, nepykit už tokias emocijas, bet po ilgo laiko ir dar geri radiniai, tai yra nepakartojamas jausmas. Nors net, jeigu manęs ir netaip žavi, ten ta karinė technika ir jos dalis, bet vis tiek surast patį faktą, tai yra nuostabu. Nu ką, brangiai, skinsiu raudoną rožę. Iš tikrųjų tai tulpiai, sovietinės raketos likučiai, tik tais korpusas, bet specifiškai užsiraitęs metalas visados būna, dėl to toks pavadinimas. Iš tikrųjų kaip dekoro elementas namam. Visai įmanomas.
Nu ką, kebryte, signaliukas. O kažkas masyvos. Up. Padanga. Bet chebriutio. Tikrai čia ne sovietinė. Raštas sovietinis, bet čia tikrai ne. Nemanau, kad bus vėlyvas sovietmetis. Čia man labai panašu į patrankos ratą. Čia labai panašu į patrankos ratą. Iš tikrųjų, be jokio tampymosi špykiais, su špykiais, nu. Kažkas koja užkabino. Kas čia? O, dviratosas. Dviratosas. Dviratys. Iš tikrųjų tai va, kažkoks tai ženklelis yra. Gamintojo, bet kokio tai neaišku. O šiaip tais iš tikrųjų labai tvirtas rėmas. Realiai praktiškai sakyčiau, kad paėmus dar galima būti ir naudoti. Galiai kas nors susipažinę su tokiu dviračio rėmu, nes šiaip rėmas tikrai keistas, išlenktas toksai. Tai jeigu žinot, pasakykit, o gal tarpukario, gal senas, gal vis dėlto. Nu, čia gali būti, šitose vietose visko gali būti. Tralalelo, tralala. Šalmukas, vokiškiukas. Vokiškiukas, šalmukas. Tai iš tikrųjų dabar klausimas. Aišku, metalas išplonėjęs, bet ar aš stogą pažeidžiau dabar bekasdamas? Ar kaip? Nepaisant to, pats radinio faktas yra nepakartojamas. Tuot įsivaizduokit, vienam plote visi radiniai. Aš dar kartą pasikartosiu, paskutinį kartą pasikartosiu. Kas dirba su informacija, tas visada ras tai, ką nori rasti. Bet jum, jeigu atrodo, kad nusipirkot ieškiklį ir iš karto į laukus, į mišką ir radiniai pilsis, tai taip nebus. Bet dirbkit daug prie atvirųjų šaltinių, open source, ar kaip jie ten vadinasi, tai visi atvirieji šaltiniai yra internete ir tikrai jums pasiseks. Opa. Katiliukas. Sutrintas visiškai. Ok, katiliukas sutrintas, bet irgi radinys. Šiaip tais, ką galiu pasakyti, tai ir čia tų radinių. Nežinau kaip girdisi, nes buvau paskandinęs kamerą. Taip, kai prisigeria vandens, ten paskui sunkiai girdisi.
Na, tokios sėkmės dažnai nepasitaiko. Jau iš tikrųjų darosi gan šalta, net ir su kostiumu, nes realiai daug valandų vandenį. Ir radiniai tai nesibaigė, signalai nesibaigė ir atrodo norisi dar ir dar. Oi, hebra, radiniai tai 100 balų ir čia yra kažkoks kosmosas, bet yra vienas niuansas, kad palikau kastuvą vandenį ir kastuvas turbūt nuplaukė. Likau be kastuvo, tai linksmybės, linksmybėlės. Svarbu, kad ne MD palikau. Tai va, o dabar žalvariuką traukiam. Dar, hebra. Bet yra dar. O. Dar. Nepakartojama. Hebrytė. Aukso kasykla. Žalvariukas. Visa kita. Aфиgenai. Oi, čia purina kamera, sorry. Nu ką, hebra. Va toks va šiandienos galutinis rezultatas. Pavaryta, pavargta be galo. Bet rezultatas neblogas. Manau, dar čia sugrįšiu į šitą vietą, o dabar skubu iš čia, nes uodai pliekia nenormaliai. Nuovargis uodai ir dar viską reikės pranešti, o nešt biškį yra atstumu. Tai ką, ate brangieji ir pasimatysim kažkada, nežadu nieko, kažkada pasimatysim, ate. Labas, hebra, grįžau vėl į tas pačias vietas, tik tais čia gerokai sunku pravažiuoti, daug lijo, tikėkimės, kad neliksiu. Ką, esmė, kad grįžau, šiandien buvau susiplanavęs, nu tai planų nekeisiu, bet žiauriai pasikeitė viskas, oras pasikeitė, gerokai atvėso, dabar rodo 13 šilumos, tai rizikuoju, kad gali būti vėsoka tenais vandenį, taip pat rizikuoju, kad gali būti patvinę kiek daugiau negu įprasta, bet turim bandyti, nes realiai savaitė daugiau laiko aš tiesiog negaliu, kaip sakant, iškentėti. Žiauriai noriu, žiauriai laukiu, be proto laukiu, kada vėl į tą pačią vietą. Tikiu, kad dar kažkas liko radinių, tikrai turėjo būti likę, tai ne kitaip nei kad tikrinimo būdu aš to nesužinosiu. Tai tiesą pasakius, vanduo nėra toks šiltas kaip praeitą dieną, tai iš tiesų manau, kad ir nebus įmanoma išbūti taip ilgai. Na, bet bent kiek išbuvimas jau būtų gerai. Iš karto pajaučiu, kad į rankas gan vėsu, nes pirštinės paprastos ne termo.
Tai šituo sprendimu gal reikės pasirūpinti anksčiau ar vėliau. O taip, jaučiasi lietaus padariniai ir atvėsusio oro padariniai jaučiasi. Vat, sakykim, viena iš priežasčių, dėl kurios gana pavojinga upiai. Iš esmės, spygliuotos vielos visas ritinys, visas cielas ritinys vielos. Aišku, jau jinai gerokai supuvus, bet vis vien galima užlipti ant jos ir gali tas skaudžiai kainuot. Visas tamsus, purvinas, gylio čia šiek tiek yra daugiau negu įprastai, tai malonumo nėra. Žiauriai nejauku, kaip sakyt. Viena galbūt iš fobijų yra mano tas gilus vanduo ir tamsus vanduo ir nežinojimas, kas yra po juo. Tai, bet aišku, hobis yra aukščiau fobijų, tai todėl ir vis dar esu čia. Dar prikasiau metalų, žinant, kad tankų pozicijos buvo arti, tai gal sakyčiau ir tankų dalys, neaišku, aš nelabai nusimanau. Toks masyvas. Tai va, čia taip pat tokių radinių, tai čia pilna. Technikos dalys. Gilzionas, gilziukas. O va čia va toks biškelį, gal įdomesnis. Tai kas čia starteris, generatorius, kas čia yra. Kas suprantat, rašykit. Hebra, atvariau biškį per laukus apėjau. Nu čia žiauriai gražu, bet žiauriai užpelkė. Bet žiūrau, čia visai rimtų žuvų yra. Ui. Visai rimtų žuvų yra, aš matau. Šapaliokas. Gražus visai šapaliokas, ar čia ne šapaliokas, bet lygtais man panašu į šapalioką. Bet dar baisiau, kad jisai griebtas kažko ir kažkieno sužalotas gan stipriai. Biškį toks, jaučiuosi biškį Kristupas Kolumbas. Daug mažesnių lygių. Tai ką, sėkmės faktorius lydi. Nors nežinau, ar tai būtų galima pavadinti sėkme. Bet norint žinot, kad karas čia buvęs, tai tikrai buvęs. Neblogas signaliuka. Katiliukas. Vokiškas katiliukas. Dar net likęs šiek tiek grunto. Šiaip metalinis katiliukas buvęs, tai nieko gero per daug neįsilaikė, bet pats faktas yra nepakartojamai smagus. Ai. Ui, šalta. Jau darosi. Teks lipti iš vandens. Šį kartą tikrai trumpiau, šiandien daug trumpesnė diena ir net ir su kostiumu jaučiu, kad jau man darosi vėsu. Nerizikuosiu. Net neverta rizikuoti. Nu ką, parsivilkau iki mašinos. Jau parėjo. O tai vat, atvažiavau. Čia gal geriausiai matosi.
Žinau tik tais, kaip reikės išvažiuoti. Gal ir išvažiuosiu. O ką, aš neturiu kito pasirinkimo, kaip kad privalau išvažiuoti. Žodžiu, tokie reikaliukai, chebra. Kaip jau minėjau, tikrinkite informaciją, ieškokite jos per visus kanalus ir jums tikrai nusišypsos laimė. Ir tada iki kito karto pasimatom. Tikiuosi greit. Ate.